Taigi mūsų pamokos tema yra pasaulio didmiesčiai ir pirmiausia reikėtų prisiminti šiek tiek istorijos apie pačią urbanizaciją, ar ne, apie miestietišką augimą. Tai nors visai neseniai, ar ne, prieš 200 metų, tai tik tais 3% visos pasaulio žmonijos gyveno miestuose, tai dabar šitas skaičius labai sparčiai išaugo. 20 amžiaus viduryje gyveno maždaug 1/4 miestuose, o jau dabartiniais laikais tai yra šiek tiek daugiau negu 50%. Tai būtent kas yra ta urbanizacija, jeigu atsiminsit, tai yra ne tik tai miesto ar ne, miesto augimas, bet ir mieste gyvenančių gyventojų augimas, taip pat miestietiškos kultūros plitimas, taip. Ir aišku, galima išskirti ekonomiškai išsivysčiusias šalis ir besivystančias. Tai pirmiausia, tas spartus miesto augimas prasidėjo išsivysčiusiuose šalyse, tai būtent dėl pramonės perversmo, o besivystančiose šalyse daugiau pastebima tokia migracija iš kaimo į miestą. Taip, kas yra didmiestis, tai bendru mastu pasauliniu paėmus tai yra laikoma tada, kada gyvena jame daugiau negu 100 000 gyventojų. Ir aišku, didmiestyje žmonių ir pajamos yra didesnės ir yra daugiau paslaugų ir čia geresnė tikimybė yra surasti geresnį darbą, daugiau informacinių šaltinių, nors iš tikrųjų tikrai tas miestas, didmiestis yra pakankamai patrauklus žmonėms ir jie labai sparčiai auga, tačiau atsiranda juose ir įvairiausių problemų. Ir pakalbėkime apie tas problemas. Tai pirmiausia, jeigu kalbėtume apie išsivysčiusias stipres ekonomiškai šalis, tai kokios pagrindinės čia būtų problemos? Tai aš išryškinau, kaip matot, tas problemas labiau išsivysčiusiose, o tos, kurios yra neišryškintos, tos yra bendros tiek besivystančiom šalims, tiek išsivysčiusiom šalims. Tai pirmiausiai, kadangi dideli miestai turi ar ne didelę teritoriją, tai atsiranda tokie kaip ir atsirandanti švytuoklinė migracija, ar ne, kada sakiau, kada žmonės priversti yra keliauti iš savo, sakykime, gyvenamųjų regionų į centrą, kur yra jų darbas, tai būtent susiję ir kamščiai įvairiausi, ar ne, ir triukšmas, ir užterštumas atsiranda, ir smogas, kuris būdingas visoms šalims, dideliems miestams. Taip pat reikėtų pasakyti, kad kadangi miestai kūrėsi išsivysčiusiose šalyse pakankamai seniai, todėl centre atsiranda tai nemažai tokių apleistų, prastesnės būklės namų. Ir aišku, stengiamasi visus tos pastatus išnaudoti, jau atsimenat, sakiau, ir steigiami įvairiausi loftai, ir tos modernios gamyklos modernizuojamos, tos senos. Tačiau yra dar tų, tikrai galima rasti kiekviename tokiame dideliame mieste senesnių tokių pastatų, šiek tiek apleistų, ar ne, nes ta renovacija pakankamai brangiai kainuoja, tai toksai būtų tokia problema. Aišku, problema yra ir buitinių atliekų surinkimas, ar ne, mieste daug gyventojų, daug šiukšlių ir ypač salose, miestuose, kurie yra salose, tai šita problema yra dar, sakyčiau, aštresnė. Ir aišku, nusikalstamumas taipogi yra problema išsivysčiusiose šalyse. Tai reikėtų pasakyti, kad išsivysčiusiose taip pat pastebima yra tokia tendencija, kai žmonės iš centrų keliasi į priemiesčius, į užmiesčius keliasi, ar ne. Tai aišku, kad juos vilioja, štai išvardinti mano pažymėti veiksniai, kad priemiesčiuose, žinoma, galima turėti ir savo nuosavą namą, nusipirkti jį galbūt bus pigiau, žemės kaina yra mažesnė, daugiau žaliųjų plotų, švaresnis oras, mažesnis triukšmas vilioja būtent žmonės keltis į priemiesčius. O besivystančiose šalyse, tai mato, tų problemų šiek tiek daugiau yra. Kadangi žmonės tikėdamiesi geresnio gyvenimo keliasi į miestus iš kaimų, dažniausiai jie yra ir beraščiai, ir neturintys kvalifikacijos tam tikros, tai atsiranda
ir didelis nedarbas būtent tuose miestuose dėl tų gyventojų būtent švietimo stokos. Taip pat žinoma, kad visiems neužteks darbo vietų, tai didelė dalis iš tikrųjų žmonių yra priversti neradę darbo keltis į priemiesčius, kuriuose yra lūšnynai įvairiausi ir ten žmonės gyventi būtent antisanitarinėmis sąlygomis. Na, iš tikrųjų, kokie dar svarbesnės problemos, be, sakykime, nusikalstamumo, triukšmo, užteršto oro, tai reikėtų pasakyti, kad, aišku, ir tas tankumas didelis, tačiau labai sunku kontroliuoti miestų plėtrą tokią, ypač besivystančiose šalyse, nes, aišku, reikalaujama labai daug lėšų apgalvotai įrengti visą infrastruktūrą. Tai netgi trūksta paprasčiausių dalykų, tokių kaip, sakykime, vandens geriamojo, ne tik gyventojams, bet ir pramonės įmonėms. Tai va, tokios būtų pagrindinės besivystančių šalių problemos. Ir toksai būdingas bruožas yra pseudourbanizacija, tai yra, nesuklyskit, tai yra kaip ir miesto augimas, sakykime, ar ne, tačiau jis auga būtent tų lūšnynų sąskaita. Tai yra prie miesto kūrėsi štai tokie lūšnynai, kaip čia matote būtent Rio de Janeiro mieste Brazilijoje, turi savo pavadinimą, favela vadinami šitie lūšnynai. Na ir aišku, šitose srityse nei čia kažkokia tai miestietiška kultūra, nei paslaugos plečiamos nėra, tai yra toksai pseudo urbanizacijos pavyzdys, būtent lūšnynai. Na ir kalbant apie miestus pačius didžiausius pasaulyje, tai jeigu mes paimtume 20 amžiaus vidurį, tai galit pasižiūrėti žemėlapyje, kiek tų miestų buvo nedaug, ar ne, tai didžiausi iš jų, tai Europai mes turėjom Londoną, Paryžių, Maskvą, tada Amerikoje New Yorkas, Čikaga, Los Andželas ir pietų Buenos Aires, na ir Azijoje Tokijas, Osaka ir Kalkuta, Kalkata. Tai visai nedaug, ar ne, miestų. Na, pasižiūrėkite, einam tolyn, 75-aisiais, ar ne, jau 20 amžiaus antrą pusę mes turim naujus miestus, tokius kaip Meksikas, Rio de Žaneiras, Kairas, Mumbajus, Pekinas atsiranda ir kiti tie miestai, kurie buvo anksčiau didmiesčiai, dabar vis labiau auga, plečiasi. Štai kaip Tokijas, ar ne, New Yorkas, ypač dideli miestai. 95-aisiais jau visai 20 amžiaus pabaiga, tai mes matom San Paulas, atsiranda Rio de Žaneiris, Delis, nauji didmiesčiai. 2021 amžiuje atsiranda ir pietų, tai yra ir Afrikoje, mes matom ir Lagosas, Indonezijoje Džakarta, Manila, vėlgi tokie didžiuliai miestai. Na ir dabartinis vaizdas čia 15 metų. Tai mes matom, kokie yra patys didžiausi pasaulyje miestai ir kiek daug jų iš tikrųjų atsiranda, ypač pasižiūrėkim rytų ir pietų Azijoje. Na tai dar kartą užtvirtinti norėčiau pasakyti, kad išsivysčiusiose šalyse tie didmiesčiai pradėjo augti ar ne, plėstis anksčiau negu besivystančiose šalyse. Tai išsivysčiusiuose 20 amžiaus viduryje, dėl kokių priežasčių, tai sakiau vėlgi, tai yra pramonės perversmas, ypač sparti pramonės plėtra miestuose, ko pasekoj žmonės pradėjo keltis į miestus, ir demografinis sprogimas, žinoma, tai kuris prasidėjo dėl to, kad atsirado įvairiausių medicininių ir mokslo laimėjimų, ar ne, tai ir tų antibiotikų išradimas ir kitų vaistų išradimas, įvairiausi mokslo technikos laimėjimai, ko pasekoj gyventojų skaičius pradėjo sparčiai augti. Na, o tose besivystančiose valstybėse jau miestų būtent tas augimas pradėjo atsirasti truputėlį vėliau ir pagrindinė priežastis, kodėl besivystančiose šalyse pradėjo augti miestai, dėl to, kad žmonės iš kaimo pradėjo keltis tiesiog į miestus, tai yra ta būtent kaimo žmonių migracija. Dėl geresnio gyvenimo, ar ne, pirmiausia, tai yra traukia į miestus tos priežastys.
Na ir jeigu patyrinėtume skirtingus regionus, būtent tą urbanizacijos lygį ir pasižiūrėtume, kaip jisai keitėsi nuo 1950 iki 2010, čia lentelėje turim, tai ką galim pamatyti, kad aišku, labiausiai urbanizuoti regionai mes matom, kad yra Šiaurės Amerika, Pietų Amerika ir Europa, šitie trys ar ne, bet kokie regionai padarė didžiausią šuolį, didžiausią pokytį nuo 50-ųjų metų, tai mes galim pasižiūrėti, kad tai būtų Afrikos regionas ar ne ir Azijos regionas ypač stiprų padarė šuolį, padvigubėjo netgi ir daugiau, ar ne, pasižiūrėkit, būtent miestų palyginus su 50-aisiais metais. Na ir čia taip pat žemėlapį galite pasižiūrėti, kuriame yra vaizduojamas urbanizacijos lygis pasaulio šalyse, tai yra, kuriuose pasaulio šalyse yra daugiausia miesto gyventojų, ar ne, tai yra pati ryškiausia mėlyna spalva, tai mes matom, tai kokios to šalys būtų, žiūrėkit, Australija, Didžioji Britanija, Švedija, Europoje turim tokias ryškias, taip pat ir nykštukinės valstybės, tokios kaip Liuksemburgas, Vatikanas. Na ir, aišku, Šiaurės ir Pietų Amerikos taipogi, pasižiūrėkit, Brazilija labai yra urbanizuota šalis, JAV, Kanada ir kitos valstybės. Na, kurios mažiau urbanizuotos, tai silpniausias regionas visgi mes matom, kad tai yra Afrika ir Pietų, būtent Azijos regionas, tai yra, kur kai kuriuose šalyse urbanizacijos lygis siekia mažiau negu 20%, tai reiškia, kad didžioji dalis žmonių gyvena kaimuose, ar ne? Na ir čia kaip tik radau būtent Jungtinių tautų duomenimis, tai galit pasižiūrėti, kuriuose miestuose yra didžiausias ir mažiausias, būtent tie mažesni urbanizacijos procentai, tai visiškai 100% Singapūras, Honkongas, Vatikanas ir Monakas, tai yra tos šalys, kuriuose kaimo gyventojų nėra. Visi gyventojai gyvena miestuose, ar ne? Tada Puerto Rikas, Kataras, Kuveitas, na tai čia Kataras, Kuveitas, tai to šalys naftą pumpuojančios, ypač sparčiai sukurti neseniai miestai, gyvena miestuose, būtent tik tais didelė dalis gyventojų. Belgija, pasižiūrėkit, Jungtinės Amerikos valstijos, Lietuva, kaip matot, yra 67% turi miesto gyventojų, kita dalis gyvena būtent kaimuose. Na ir Kinija nesiekia 50%, o Indija, kaip matėt, jau tik tai 29% gyvena miestuose, nors labai sparčiai tos tendencijos didėja iš tikrųjų. Jeigu pasižiūrėtume skirtingus regionus, čia matom miesto gyventojų skaičiaus didėjimą per metus, tai yra tą metinį pokytį, tai procentaliai, pasižiūrėkim, Afrikos regionas 4% kasmet padidėja būtent miestų, būtent šitame žemyne. Tada Azijos regione 2,8%, tai irgi pakankamai didelis skaičius, ir Vidurio Amerikoje 2%. Kitose žemynuose mes matom Europoje yra mažiausias pokytis dėl to, kad didelė dalis tenais ir taip yra žmonių, kurie gyvena miestuose. Taip. Na ir dar reikėtų pasakyti, kad čia kaip jau rodžiau iš tų skaidrių apie tuos miestų didėjimus ar ne, milijoninių miestų, tai prieš 100 metų maždaug buvo 7 tik tai milijoniniai miestai, tai dabar jų iš tikrųjų priskaičiuojama apie 400 ir tikrai ateityje dar jų padaugės. Tai reikėtų pasakyti, kad pats didžiausias miestas su pačiais priemiesčiais tai yra Tokijas, kurio nuotrauka, kaip čia ir mato, 38 milijonai gyventojų, bet čia su priemiesčiais, o jeigu neskaičiuotume tų priemiesčių, tai būtų Šanchajus Kinijoje 14,6 milijonų gyventojų viename mieste, ar ne, įsivaizduojat, na štai nelabai. Na, dar tokia sąvoka yra aglomeracijos, tai paprastai tariant, tai galim pavadinti miestų santalka, tai susilieja miestai, miestų grupės, kurie tarpusai labai glaudžiai bendradarbiauja, tiek ir pramonės klausimais, tiek ir kultūriniais, transporto ryšiai glaudus yra. Tai čia lentelė kaip tik ir matote pačias tokias didžiausias pagal gyventojų skaičių aglomeracijas, tai yra Tokijas, pasižiūrėkit, Seulas, Meksikas, Delis, Mumbajus, Niujorkas
Tai miestai, kuriuose milijonus gyventojų yra, didžiuliai milijonai gyventojų, ne 33 milijonai, didelis skaičius. Tai kas būdinga aglomeracijoms, pagrindiniai bruožai, tai iš tikrųjų, nors ir yra ta švytuoklinė migracija, kaip sakiau, iš priemiesčio į centrą, bet labai gerai išvystyta infrastruktūra, tai yra svarbiausias, tai yra transporto susisiekimas labai geras ir dažniausiai visi tie gyventojai yra susitelkę prie tų didžiųjų transporto koridorių, tai tankumas yra didžiausias. Na, o aglomeracijos dalys, aišku, yra pavaldžios savo teritoriniams administraciniams centrams. Kas yra mega miestai? Tai yra didžiulės aglomeracijos, kurios turi daugiau negu 10 milijonų gyventojų, tai yra irgi toks terminas išskirtas būtent, ir atstumai gali būti nuo vieno miesto galo iki kito netgi 100 kilometrų, tai tikrai didžiuliai atstumai, tai vėlgi tuos miestus aglomeracijų iš tos lentelės visi jie kaip ir įeina į tą požymį, kad daugiau negu 10 milijonų gyventojų turi būti mega miestų. Visai naujas toks terminas yra globalusis miestas. Tai globalusis miestas iš pradžių tai yra tas miestas, kuris yra labai svarbus viso bendro pasaulio ekonomikai. Tai yra svarbus ir ekonomikai, ir kultūrai, būtent tas miestas reikšmingas. Na ir čia tokia schema, jeigu pasižiūrėsit, sužymėti atskiri regionai ir tuose regionuose yra pažymėti patys svarbiausi miestai, kurie turi tokią pasaulinę reikšmę, sakyčiau, svarbę. Tai kokie pagrindiniai būtų bruožai šitų globaliųjų miestų, tai šitose miestuose telkiasi pačios svarbiausios pasaulyje įmonės, svarbiausi bankai, akcijų biržos veikia, pasaulinio lygio parodos, įvairiausi kongresai, susitikimai, patys svarbiausi transporto mazgai yra, galbūt didžiausi uostai pasaulyje ir pačios svarbiausios kultūrinės įstaigos. Tai tokie miestai kaip Tokijas, New Yorkas, ar ne, Honkongas, Sidnėjus, Londonas, Maskva. Matome, kad tų miestų tikrai yra pakankamai daug. Na ir dar vienas terminas – konurbacija, tai yra toksai daug būtent tokių miestų, daug miestų aglomeracija, kitaip galim sakyti policentras, tai yra policentrinio tipo aglomeracija ir kaip matot iš schemos, sakykime, mes neturime kažkokio tai vieno dominuojančio miesto, visi miestai yra svarbus, tai gali būti 2 miestai, gali būti keli miestai šalia vienas kito. Ir tai išskirti tokie, štai kaip matot, aš surašiau tokie didžiausi konurbacijos pavyzdžiai, tai yra Rūro Meino būtent konurbacija, vakarų Jorkšyras, aukštutinė Silezija, Osaka, Kiotos, Kiobe, patys didžiausi. Na ir Megalopolis galite rasti, tai yra didžiulis miestas, didžiulė teritorija, kur jungiasi iš tikrųjų daug miestų, daug gyvenviečių viena su kita. Jeigu praktiškai mes važiuotume lygių keliu ar ne, tai pravažiuotume tas būtent miestus, tas gyvenvietės, nematytume praktiškai kažkokių tai didelių skirtumų, ar ne. Kaip mes važiuojam, sakykime, iš Klaipėdos į Kauną ar į Vilnių, tai labai keičiasi kraštovaizdis. Tai Megalopolį visiškai nesikeičia, yra vientisa urbanizuota teritorija, kuri tęsiasi tikrai 100 kilometrų, dažniausiai būna pagal kažkokias tai jūrų pakrantės, pagal ežerų pakrantės. Na ir pačios didžiausios iš jų yra Bošvaso, kur yra tarp Bostono ir Vašingtono, yra Tokaido, tarp Tokijo, Osakos ir Kobės, Šipicas didžiųjų ežerų regione, štai gali pasižiūrėti pačius didžiausius megalopolius pasaulyje. Tai mes taip pat ir Europai turim, Europos tarptautinį, būtent megalopolį. Tokaida, štai matot, Kalkutos, Delis, Mumbajaus megalopolis, Javos saloje, Javos megalopolis ir tas didžiausias Bošvasas yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai didžiulė, kaip ir mato, teritorija urbanizuota, 52 milijonai gyventojų, tankumas yra beprotiškai didelis, apie 400 žmonių vienam kvadratiniam kilometre. Ir čia iš tikrųjų
Kaip matot, netgi 17% visos Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų gyvena šitoj teritorijoje. Apima 11 JAV valstijų. Tai būtų tiek labai trumpai apie pačius didžiausius pasaulio miestus. Žinokit tas pagrindinės savokas ir ačiū žiūrėjusiems.